Sveiki visi, šiandien sveikinuosi su jumis ir tema verta meilės. Ir kaip moteris iš tikrųjų gali gyventi malonume, kalbėsime apie malonumus ir kas vis dėlto kartais moteriai trukdo patirti tą malonumą. Ir šiandien kalbėsime apie dubens dugno raumenis. Kalbinau Brigitą Zachovajevienę, biomedicinos mokslų daktarę, kineziterapeutę, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto docentę. Tai labas, Brigita, labai džiaugiuosi, kad tu kartu su manimi. Labadiena visoms ir visiems turbūt. Jo, tai Brigita, labai noriu, kad pradėtumėm nuo to, kad kas tie yra dubens dugno raumenys ir kodėl jie tokie gyvybiškai svarbus tiek moterim, tiek vyram ir kokia funkcija jų ir kam jie reikalingi. Dubens dugno raumenys iš tikrųjų vaidina labai didelę reikšmę apskritai mūsų bendram gyvenime, bendram funkciniam mobilume. Ir jeigu sakytumėm, kad atsiminčiau laikus, kada aš pati studijavau kineziterapiją, kada dėsčiau pirmiesiems savo studentam, apie dubens dugno raumenys mes neskiriam tiek daug dėmesio, kiek dabar jie yra verti, išstudijavus visus funkcinius ryšius. Ir ne veltui mano ir disertacijos tema buvo funkciniai ryšiai liemens, kvėpuojamosios diafragmos ir dubens dugno raumenų. Ir iš tiesų tas funkcinis ryšys labai stiprus ir labai lemia daug mūsų ne tik tai funkcinių judesių, bet ir bendrai visos gyvenimo kokybės. Tai jeigu taip mediciniškai labai trumpai supažindinimai, kas tai yra dubens dugno raumenys, tai yra raumenys, kurie atlaiko visą mūsų krūvį, kuris tenka gravitacinių jėgų veikimo, sakykime, aplinkoje. Tai žinom, kad dubens dugno raumenų palaikymas yra iš viršaus į apačią, ta prasme tai yra viskas, kas veikia gravitaciją, veikia ir mūsų dubens dugną. Jeigu tai paprasčiau, jeigu mūsų pilnas skrandis, tai dubens dugnas vaidins labai svarbu vaidmenį, kad palaikytų tą vidinį pilvo slėgį. Jeigu mes giliai kvėpuojam diafragmą fizinio krūvio metu ar net ir ramiai kvėpuojam, dubens dugnas visada bus tas sugertukas, kuris nukraus dubenyje esančius organus. Jeigu mūsų yra žarnynas pilnas, ar dėl to, kad vargina vidurių užkietėjimas, ar dėl to, kad tiesiog vyksta virškinimo procesas, dubens dugnas yra tas pamatas, ta struktūra, kuri palaiko viską, kad organai gravitacinių jėgų veikime nesmuktų žemyn. Na ir pagrindinė tokia tikroji funkcija tai yra palaikyti dubens organus mažajame dubenyje taisyklingoje fiziologiniai padėtyje. Tai yra šiuo atveju gimda, šlapimo pūslė, prostata ir tiesioji žarna, kas daugelį atvejų turbūt ir vyresnio amžiaus moterų, ypatingai moterų, skundžiasi dėl to, kad atsiranda ptozės, tai yra pasmukimai pačios gimdos, makšties kaklelio, tiesiosios žarnos. Vyram daugiau gal yra susijęs su tiesiosios žarnos smukimu žemyn. Tai yra viskas, kas susijęs su tuo pamatu, kurį atlaiko mūsų dubens dugnas. Jeigu pasižiūrėtumėm anatomiškai, kur tvirtinasi dubens dugnas, tai yra raumenys, kurie tvirtinasi prie visų dubens kaulų 360 laipsnių kampu. Gaktikaulis, kryžkaulis, klubakauliai, tai yra kaip parašiutas, kuris iškloja visą dubenį mūsų iš apačios ir visą laiką sugerinėja tą krūvį, kuris tenka. Jeigu dar giliau pasižiūrėtumėm, tai dubens dugnas tvirtinasi ir prie stuburgalio, tai yra pačio galutinio taško mūsų viso stuburo, ir jo įtampa arba jo palaikymas struktūriškai priverčia mūsų kūną išsitiesti ir būti toj vadinamoj tokioj taisyklingoj fiziologiniai padėty. Anglai turi labai gerą terminą, toks uprighting, toks išsitiesimo terminas. Lietuvių kalboje mes tokio vieno žodžio nebeturim, bet tai yra taisyklinga fiziologinė padėtis. Ir būtent nuo stuburgalio padėties, nuo ko toliau jo padėtį lemia tie patys dubens dugno raumenys, labai priklauso visas mūsų stuburo, vadinkim taip, ne tik tai stabilumo, ne tik tai mobilumo, bet ir tos taisyklingos fiziologinės padėties smegenyse suvokimo ir palaikymo. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas labai svarbus tai, kad dubens dugno raumenys tiesiogiai dalyvauja mūsų kvėpavimo mechanizme. Tai yra nuo to, kaip dubens dugnas sugeria
krūvį, kuris tenka įkvėpimo metu, nes įkvėpimo metu diafragma leidžiasi žemyn, pilve sukyla slėgis ir tą slėgį pilvo raumenys, nugaros raumenys ir dubens dugnas turi neutralizuoti, nes kitu atveju mūsų visą laiką vidaus organai, tas pats žarnynas, ta pati šlapimo pūslė, kepenys, ta prasme, jie gautų pačią didžiausią apkrovą, kurią suteikia nusileidžianti diafragma įkvėpimo metu. O kvėpavimas yra mūsų pagrindinis gyvybės, vadinkim taip, šaltinis. Ir jeigu dubens dugnas nesugeba to neutralizuoti, centrinė nervų sistema iš karto perreguliuoja mechanizmą, reiškia, jis sako taip, aha, kvėpuosim truputėlį mažesnė amplitude, mažesnė jėga, reiškia, mes gausim mažiau deguonies, bet mums deguonies poreikis svarbus, tada mes tą kvėpavimą dažninsim, įkelsim į krūtininę dalį, kaklinę dalį ir toliau susidaro kompensaciniai mechanizmai, kurie toliau jau lemia galvos svaigimus, netaisyklingas galvos padėtis, galvos ir kaklo, kraujotaka galvos smegenyse, pečių skausmus, nes kaip įdomiai gamta sukūrus, kad jeigu diafragma nedirba optimaliai, automatiškai kaklo raumenys, tie, kurie tvirtinasi prie pirmo, antro šonkaulio, jie tvirtinasi ir prie kaklo slankstelių, tai yra laiptiniai raumenys, jie pradeda kompensuoti mūsų kvėpavimą, dėl to dažnai žmonės kvėpuoja tokiu principu net ir ramiai būdami. Tai tą irgi labai daug didelio vaidmens tenka dubens dugnui ir vėlgi, jeigu mes turim traumuotą dubenį po gimdymo, sakykime, neštumų, nes tai yra didelė labai apkrova neštumas dubens dugnui, tai tokiu būdu atsiranda kompensaciniai mechanizmai, kurie priverčia mūsų organizmą adaptuotis pačiu optimaliausiu mechanizmu, tai yra gyventi taip, kad reikėtų organizmui kiek įmanoma mažiau pastangų. O tai yra kompensacijos, arba kaip mes kartais vadinam, už patogumus reikia mokėti. Tai va toksai, sakykime, toks siauras, trumpas įvadas į patį dubens dugną iš anatominės pusės. Iš struktūrinės pusės tai yra pagrindinė dubens kaulų stabilizacija iš apačios. Tai yra nuo to priklauso, kaip mūsų dubens kaulai, o nuo dubens kaulų toliau priklauso klubų sąnariai šlaunikaulis lems kelio sąnarius, kelio sąnarys turės įtakos čiurnos sąnarių ir tai prasme mes leidžiame žemyn grandinėlę, kur atrodo net kitą kartą gydant pėdos problemas, mums užtenka tiesiog sutvarkyti dubens dugną, jį sustimuliuoti, atstatyti funkciškai, priversti jį dirbti taip, kaip jis turėtų dirbti ir tada pėdos skliautas pradeda reaguoti į sakykime, korekciją, nes ypatingai po nėštumo ir po gimdymų, traumuotų gimdymų, aš sakau traumuotų, tai reiškia kirpta tarpvietė, plyšusi tarpvietė gimdymų metu, moterys dažnai skundžiasi, kad praplatėjo pėda. Sako, aš negaliu užsidėti anksčiau nešiotų batelių, lyg tai kaip ir niekas nepasikeitė, nei mano kojos dydis pasikeitė, bet koja praplatėjo. Tai reiškia automatiškai, kada dubens dugnas nepradeda veikti kaip atramos atskaitos taškas, tą atskaitos tašką organizmas pradeda ieškoti žemiau, šiuo atveju pėdose. Ir pėda pradeda platėti, pradeda plokštėti, tada jau mums patogiau užsidėti batus, kurie yra platūs, kurie yra žemakulniai, nors mes žinom, Jurgita, kad aukštakulniai moteriai yra tobulas dalykas. Tobulas estetinė prasme, įvaizdžio prasme, jokių būdų ne funkcinė prasme, bet tai nereiškia, kad moterys neturėtų nešioti aukštakulnių. Jos jas gali nešioti ir aš lygiai taip pačiai juos dievinu ir mėgstu, bet jeigu aš šiandien dieną pavaikščiau su aukštakulniais, reiškia, mano sekanti pusė dienos arba sekanti diena bus skirta atidirbimui eisenos stereotipo, nes iš tiesų eisena funkcinė prasme labai keičiasi su aukštakulniais. Ir daug kur moterys prisiklausę ir išgirdę, kad aukštakulniai nėra sveika, taip iš tiesų tai yra nefunkcionalu, taip iš tiesų taip yra, bet tai yra labai estetiška, labai gražu, labai viliojančiai, labai gundančiai. Dėl to aš visą laiką sakau, kad mes, jeigu norim nešioti aukštakulnius, mes juos galim dėvėti, bet turėtumėm po to atidirbti funkciškai pėdą, sustimuliuoti raumenis, kurie buvo išjungti ėjime, kada mes dėvim aukštakulnius.
Tai vat ir vėlgi taip tas pats dubens dugnas. Jeigu kalbėt apie dubens organų, vadinkim taip, atramą ir paramą fiziologiniai padėti, tai dubens dugnas yra pats pagrindinis ir tiesioginis jau struktūrinis vienetas. Kas dar yra svarbu, tai yra mūsų pagrindiniai tuštinimosi ir šlapinimosi raumenys, kurie įeina į dubens dugną ir tų raumenų dėka mes galim valingai sulaikyti šlapinimąsi, tų raumenų dėka, tonuso jėga dėka mes galim sulaikyti tuštinimosi procesą. Tai vėlgi tie su amžium susiję pakitimai, kurie lemia nusiskundimu, šlapimo nelaikymo, šokinėjant ant to pačio batuto, kažkur tai fiziškai, sportiškai judėti. Ir daugelis moterų ateina pas mane ir sako, aš negaliu fiziškai aktyviai judėti, todėl kad tai yra pagrindinė mano šlapimo nelaikymo, vadinkim tai, problema. Jinai renkasi sulaikyti šlapimą, bet atsiriboja nuo fizinio aktyvumo ir tai nėra sprendimo būdas. Dalykai, dar kur labai svarbus dubens dugnas, tai yra mūsų lytiniam gyvenime. Kaip tik norėjau paklausti, čia viskas yra tvarkoj, čia tokia problematika, ne, ir kaip ir suprantam apie ką čia, bet mano visą laiką tema, žinai, kaip aš sakau, pasaulį gali išgelbėti tik tai moteris ištirpusi malonume. Tai vat reiškia, kokį vaidmenį tas dubens dugnas vaidina va, tam malonumo pajutime arba gavime. Čia yra tokia labai labai aktuali tema, nes labai dažna moteris bijo apie tai kalbėti arba nedrįsta apie tai kalbėti, ypatingai su savo vyru arba netgi su savo draugėm, nes jinai net nesupranta, nuo ko pradėti ir jinai galų gale net nesupranta, kad čia gali būti problema. Taip, tai yra struktūra, pirmiausia, tai yra struktūra, nes dubens dugno raumenys suformuoja moters makštį ir lygiai taip pačiai suformuoja vyrui, vadinkim taip, penio šaknį, jeigu taip galima tiesiogiai pasakyti, nes nuo tų raumenų tonuso priklauso pati erekcija, pati jos ne tik tai laikas, bet ir tas vadinamas stiprumas. Ir ne veltui su amžium keičiasi erekcija, todėl kad dubens dugno raumenys yra pirmieji raumenys, kurie pradeda su amžium mažėti jų jėga. Kadangi mes turim dviejų tipų raumenis, tokius vadinamus toninius raumenis, kurie palaiko mūsų kūną, palaiko tą mūsų uprighting position, tai yra taisyklinga fiziologinė padėtį. Jie yra vadinami giliaisiais raumenim arba dar kitaip lėtosios raumenų skaidulos ir kita raumenų grupė arba, sakykime, dalis, arba skaidulos, kurias mes galim išskirti, tai yra greitosios, kurios atlieka judesius, atlieka šiuo atveju, jeigu kalbėt apie dubens dugną, gilieji raumenys palaiko tonusą makšties, palaiko tonusą tokio akytkūnio raumens pas vyrus, kas lemia erekcijos, sakykime, taip, foną. O greitieji tie raumenys arba greitosios raumenų skaidulos atsakingos už gebėjimą sulaikyti šlapimą čia ir dabar, kostint, čiaudint, šokinėjant, bėgant, lipant laiptais. Tai labai amžinė prasme yra susiję su tuo, kad tie gilieji raumenys, tie toniniai raumenys, jie su amžium pirmieji pradeda silpti. Vat dėl to tie mūsų požymiai, jie su senėjimu yra labai susiję ir tai lemia tonusą tiek makšties, tiek akytkūnio raumens pas vyrus, kas susiję su erekcija. Tai toksai momentas, kurį struktūriškai mums reikėtų žinoti ir aišku, nuo tonuso pačios makšties priklauso ir lytinis gyvenimas, nes lytiniam gyvenime vaidmenį vaidina ne tik tai raumenys, taip, tai yra mechanika, tai yra, sakykime, raumenys, kurie supa arba sudaro tą vadinamą mūsų žiedinių raumenų makšties tą apsupimą. Dar labai vienas svarbus momentas yra lytiniam gyvenime, tai yra mūsų psichologija arba mūsų emocinis pasiruošimas. Kaip mes ir kažkada su tavim kalbėjom, kad vyrai tai yra mechanika. Taip, tai yra mechanika ir daugelis moterų ir man lygiai taip pačiai skundžiasi, kad aš nejaučiu malonumo gyvendama arba mylėdamasi su savo vyru, arba dar geriau jinai pradeda ieškoti kitų malonumų, ką mes irgi turbūt šiandien dieną paliesim. Tai yra iš tikrųjų, mums reikia suvokti, kad tai yra tik tai mechanika. Ir antras labai svarbus ir netgi pats svarbiausias momentas, tai yra mūsų pasirengimas tam lytiniam aktui, o tai yra viskas mūsų galvose. Nei vienos moters
kuri nenorėdama santykiauti pajaus orgazmą, pajaus tą malonumą arba, kaip sakant, tie drugeliai pilve skraidys, nes visą potencialą pirmiausiai sukuria mes pačios viduje. Ir tu pati prisimeni, kaip studijavom psichokineziologiją, kaip mokėmės ir amžinatilsį mūsų profesorė, dėstytoja Stepanova visą laiką sakydavo, kad taip kaip mes susikursim ryte, taip mes turėsim vakare. Ir taip kaip mes į tą vyrą žiūrim bet kokiam aspekte, ar tai namų ruošoj, pagalboje, ar tai kaip tėvė, ar kaip vyrė, ar kaip direktoriui, ar dar kažkokias tai pareigas užimančiam vyrė, pirmiausiai mes turėtume matyti jį kaip autoritetą. Tai yra susikurti jį kaip autoritetą. Aišku, tas autoritetas su amžium jisai krenta ir tą mes turim dirbti kiekvieną dieną, kad jį palaikyti ir pakelti, nes iš tiesų niekas kitas, bet moteris kuria vyrui autoritetą. Ir tu prisimeni tą frazę, kad kai mes auginam berniukus, mes turim jiem sukurti pirminį autoritetą, tai yra mama kuria berniukui autoritetą, tu protingas, tu drąsus, tu stiprus, o toliau tą turi perimti jo antra pusė, tai yra, ar tai bus, sakykime taip, žmona, ar tai bus kitokio statuso moteris, ko aš iš tiesų nelabai priimu, draugė, meilužė, sugyventinė, tokių terminų pas mane nėra, aš tiesiog jų nepriimu ir va čia yra visas aspektas. Dėl to taip mes keičiame su amžiu, mūsų požiūriai vienas į kitą keičiasi, bet mes kiekvieną kartą turim tą iš naujo atnaujinti požiūrį į vyrą. Sako, aš neturiu ko didžiuoti savo vyru, sakau, jūs savo vaikais didžiuojatės, taip, tai sakau, čia yra dalis jūsų vyro. Ir vat, kai jūs į tai žiūrėsit kaip į dalį savo vyro, automatiškai mums kūrėsi tas potencialas meilės, švelnumo, dėkingumo, nes be tokio vyro mes neturėtumėm tokių vaikų. Aš aišku čia pajokausiu, bet turbūt ir tau tenka kažkokiuose tai būti vakarėliuose, kada moterys žmonos apie savo vyrus ten pavadina jas įvairiais, sakykime, epitetais, pradedant ten, galbūt negražu tai pasakyti, bet ten gaidys, ožys ar dar kažką. Aš visada klausiu, kaip gyvena jūsų ožiukai, o kaip gyvena jūsų viščiukai, nes tik tai nuo tokio vyro mes galim turėti tokius vaikus. Tai va čia yra tas dalykas, kuris labai svarbus mūsų galvoj ir mūsų niekas to nemoko, labai gaila, mūsų moko labai daug svarbių dalykų, kurių kartais mes gyvenime tiesiog nepritaikom, neadaptuojam, bet mūsų niekas nemokina būti moterim, kuri pirmiausiai savo galvoj turi sukurti labai daug. Ir iš tiesų tu turbūt irgi supranti, 4 kampus turi laikyti moteris, tiesiog taip yra sukurta gamtoj. Ir taip kaip mes susikuriam, taip mes ir turim, nes mes kuriam tą viską aplinką, kurioje esam namuose, o į darbą išeinam pailsėti. Iš tikrųjų, žinai, kodėl dabar moteris ta veržiasi, šiuolaikinė moteris, jinai veržiasi į tą darbą, jinai veržiasi iš tų namų, nes namuose, kaip aš sakau, būti laimingai, tai čia reikia tikrai stipriai su savim padirbėti, kad tu rastum tą malonumą ir džiaugsmą namuose, nes darbė yra lengva, nes tu ten turi savo tam tikrą išsilavinimą, jį pritaikai, tada aišku, tu labai daug gauni padėkų ir tada tu galvoji, o Dieve, kaip ten faina, o grįžti namo ir čia staiga chaosas, žinai, mano atveju 4 vaikai, vyras ir tu supranti, kad čia reikia laikyti, tai kaip tu sakai, tos 4 kampus ir dar tą vyrą įsivaizduoti ir kiekvieną dieną savo toj vaizduotėj labai stipriai laikyti tą vaizdą, kad taip, tai yra mano pasirinkimas. Žinai, aš vieną kartą klausiau laidą ir tokia labai, neatsimenu dabar tos moters pavardės, bet jinai žinoma moteris ir jinai sako, klausykit, sako, kaip uždavė klausimą žurnalistė, kaip jūs išgyvenot, sako, su vyru savo ten 50 metų. O jinai sako, žinai, mūsų laikais, tai jeigu kas nors sugenda ar ten suplyšta, tai mums reikia pasitaisyti ir toliau gyventi su tuo, ką mes turim. Bet šiuolaikiniais laikais, ką jūs darot, sako, jūs išmetat ir nusiperkat naują. Tai santykiam šitas yra labai pritaikomas pasakymas dėl to, kad anksčiau žmonės stengdavosi, taip, aš nejaučiu malonumo, su vyru, arba man kažkas ten negerai. Ne, tai ką aš darau? Aš ieškau sprendimų, aš ieškau, kur aš galiu ką sužinoti. Pirmiausia, pradedu nuo savęs, nes, kaip aš sakau, jeigu moteris savo nesuteiks malonumo ir nežinos, kur jai yra gera, nei vienas vyras jai to nepadarys.
Tai va šitoj vietoj pradžiai aš save išsianalizuoju, suprantu, kas ir apie ką ir kodėl, o paskui aš sakau tam vyrui, žinai, mums reikia daryti taip ir taip, kad aš jausčiausi taip, kaip aš noriu jaustis. Tai va čia yra toksai bendras darbas, kaip aš sakau, kasdieninis darbas, kas yra santuoka, kas yra santykiai. Dienos darbas tam, kad mes juos turėtumėm tokius, kokius mes turime. Tai va šitoj vietoje yra labai labai svarbu ir man vieną kartą irgi labai fainai paminėjai ir papasakojai apie tai, kaip svarbu tas mūsų pirmas lytinis aktas ir kaip jis iš tikrųjų įtakoja mūsų visą lytinį gyvenimą, kuris yra po to. Tai va labai norėčiau, kad apie tai plačiau papasakotų. Gerai, iš tiesų, kada dirbi su pacientais, kurie turi iš tiesų problematišką lytinį gyvenimą, tai yra skausmingus lytinius santykius ar netgi ir skausmingą šlapinimąsi arba tiesiog net ir ramybės metu skausmingą tarpvietę, visada analizuoji ir žiūri, aišku, pirmiausia žiūri struktūriškai, kadangi mūsų kūnas visas funkcionuoja tokiam didžiajam trikampį. Pirmasis tai yra sudėdamoji trikampio dalis, tai yra struktūra, kaulai, raumenys, organai, fascijos, raiščiai, tai yra viskas, kas sudaro mūsų struktūrinį kūną. Antra sudėdamoji dalis tai yra biochemija ir trečioji dalis tai yra mūsų emocijos. Ir tas trikampis, lygiakraštis trikampis, jis tarpusavį labai labai stipriai veikia ir įtakoja vienas kitą. Tai kalbant apie paieškas, kodėl yra skausmingi lytiniai santykiai arba kodėl yra skausmingas šlapinimasis arba kodėl yra skausmas ramybėje tarpvietėje, tai aišku, pirmiausiai žiūri struktūrą, randi trigerinius taškus, nes ten lygiai tie patys raumenys, lygiai tas pats kaip ir bet koks skersaruožis raumuo, kurį mes galim pačiupinėti, ir keturgalvis kaklo raumuo, visiškai nesvarbu, apie kokį raumenį kalbam, ten lygiai tie patys raumenys, dėl to ten gali būti ir trigerinių taškų, ten gali būti spazmuotų, sakykime, zonų, ten gali būti pertemptų arba silpnų raumenų ir tai gali tą įtakoti. Bet kalbant nuo pat pradžios, sakykime, kodėl yra labai labai svarbus tas pirminis lytinis aktas, nes dubens dugno raumenys labai daug skirtingai negu kiti kūno raumenys, nors aš kartais sakau ir diafragma yra pagrindinis mūsų emocinis raumuo. Tai dubens dugno raumenys yra vieni iš tų raumenų, kurie labai susiję su mūsų emocinė būkle. Ir būtent tie pirmieji lytiniai santykiai, nes mes būdami jauni ir jų dar neturėję, prisikūrėm, įsivaizduojam įvairiausius, sakykime, ten aspektus, prisiskaitom ir jeigu tais, kaip sako, tai senais laikais, kada tos informacijos tiek nebuvo ir kada mes iš tikrųjų augom žinodami, kad vaikai atsiranda ar ten kopūstuose ar gandruose, tas nekildavo klausimas, tai dabar daug jaunimo jau patys sužino anksčiau negu tą pasako tėvai, dėl to čia tėvų vaidmuo yra labai labai svarbus, net neprasidėjus lytiniam brendimui, jau pradėti kalbėti apie lytinius santykius, nes tai yra pasiruošimas toliau. Tada, kada jau atsiranda pirmieji meilės objektai, aišku, jie dar tokie labai santykiniai, mūsų smegenys jau nebegirdi jokių komentarų. Dėl to mokymas apie tai, kad kiekvieni lytiniai santykiai yra norma, kad kiekvieni lytiniai santykiai yra privalomi mūsų gyvenime, kad po lytinio akto, po lytinių santykių atsiradai tu ir kad tai yra norma, mes tą turėtumėm jau kalti vaikam, kurie tik prasideda brendimas, kada dar nėra to sekso objekto, nėra to meilės objekto, kad jų centrinė nervų sistema pradėtų tą informaciją priimti tokią, kokia yra ir tikėti tą, kurią sako mama, nes mesgi atsiminkim, mes kada buvom vaikai, mes mama šventai tikėjom, ką jinai be pasakytų ir tik tai po to, kai jau atsiranda mūsų tam tikri, sakykime, pasaulio suvokimai, kitos prizmės brendimai, jau mes pradedam tas informacijas priimti kitaip. Tai va čia pirmoji vietoje mūsų vaikai turėtų žinoti, kad lytiniai santykiai yra norma ir kad jie visi gyvena, tik tai yra labai didelė atsakomybė. Ir dar kartą pasikartosiu, kai profesorė Stepanova mums sakydavo, kad po kiekvienų lytinių santykių atsiranda vaikai. Tai yra santykis, kada tikimybė pastoti yra 100%. Pastosim mes ar ne, yra daug kitų šalutinių veiksnių. Dėl to, kai mes tą suvokiam, niekada nebus streso, niekada nebus bandymo pažaisti, niekada nebus bandymo arba
susidomėjimo arba tiesiog dabartiniai santykiai kaip įvyksta arba alkoholio fone, arba neduok dieve dar kitų kažkokių tai, sakykime, medžiagų fone, kada mūsų sąmonė to nesupranta, paskui įvykus faktui mes išsigastam kaip yra. Labai dažnai tai yra tokie prievartiniai santykiai, pirmieji santykiai, nes tiesiog merginos nori pabandyti, vaikinai norėdami atrodyti tokiais, galbūt negražiai pasakysiu, ar žilais, kartais pamiršta ir tą švelnumą, pamiršta ir tą, vadinkim, tą prieinamumą prie moters, kas ją irgi lemia jos tam orgazmo tolimesniam pajautimui. Tai va tie pirmieji santykiai labai dažnai gali mus traumuoti psichologiškai, kas po to labai sunkiai gydoma, atrodo struktūriškai, tik tai atsiradęs skausmas. Ir va čia va momentai, kuriuos mes turėtumėm labai akcentuoti savo tik pradėjusiam bręsti mergaitėm kalbėti ir tik pradėjusiam bręsti vaikinam, kad tai yra normalu, kad visi tą gyvena ir kad tu lygiai taip pačiai gyvensi. Nes tada, kada yra uždrausta, mums labai norisi. Tada, kada yra leidžiama, mes tada įjungiam jau mūsų protą, mūsų mąstymą, mūsų sąmoningą atsidavimą į vieną arba į kitą, sakykime, situaciją ir tada nėra taip noras pabandyti bet kokiom sąlygom. Ir aš daug turiu pacienčių, kurios iš tiesų yra patyrusios prievartas ir to pasekoje jų kenčia lytinis gyvenimas, nepriklausomai nuo to, kaip jos, sakau, kabutėse myli vyrą, nes visada atsiranda tas pasąmonė arba psichosomatiškai grėsmė, kad vėl būsiu išprievartauta, vėl būsiu manim bus pasinaudota, nesvarbu, kad tu irgi tame dalyvavai, bet tavo lūkesčiai buvo kitokie, negu tu turėjai. Tai va čia atsako, pirmiem lytiniam santykiam tenka labai daug tolimesniam lytiniam gyvenimui. Ir bet kada išprievartauta moteris, mylimo vyro ar nemylimo vyro, turės šleifą visam likusiam gyvenimui, reikės greičiausiai ne tik tai kineziterapeuto arba psichokineziologo pagalbos, bet ir galbūt psichoterapeuto arba netgi ir psichiatro pagalbos. Tai va toksai dalykas. Aš esu daręs ne vieną hipnozę ir aš vienoje hipnozėje netgi moterys yra atsiminusios, reiškia, nes kas pas mus įvyksta, mūsų pasąmonė blokuoja dalykus, kurie buvo labai labai skausmingi. Reiškia, nes sąmonė lygmenyje jinai neatsiminė, kad ją buvo išprievarta, bet kai aš ją įvedžiau į transą ir jinai atsiminė tą įvykį, kaip ją buvo išprievarta žmogus. Ir jinai tiesiog negalėjo patikėti, nes realiai jinai tai jautė bendraudama su tuo žmogum, nes tai buvo artimas žmogus, bet nesuprato, kodėl, toks atstumas yra. Ir reiškia, hipnozės metu jinai suprato ir pamatė, ir šitoj vietoj tu gali daryti pokytį, nes, kaip aš sakau, ne pats įvykis tau daro įtaką, bet kaip tu jį interpretuoji. Tai čia reiškia, hipnozės metu irgi tu gali pakeisti tą suvokimą to įvykio, nors koks jis būtų skausmingas, kad jis toliau tau nedarytų įtakos tavo kasdieniniam gyvenimui su tuo vyru, kuriuo tu dabar tiesiog tu jį dievini. Bet kaip tu sakai, jisai turi šleifą, tai nėra taip, kaip paimi trintuku, ištrini ir viskas. Tai šitoj vietoje yra tikrai labai didelė atsakomybė. Aš kai savo sūnus išleidžiu į vakarėlius, aš visą laiką sakau, vaikai, kiekvienas jūsų veiksmas turi pasekmes, su kuriomis joms teks gyventi. Tada dar ir apie seksą paaiškinu ir jie sako, mama, gal jau baigsi. Tai reiškia, jie jau šitas frazes mano žino tiesiog mintinai, tai kai aš tik įsižioju jam išeinant per duris, jas pakartoja man patys ir tada išeina. Bet iš tikrųjų, kaip tu sakai, tą reikia daryti, vien tik tam, kad jisai, jam vis tiek pasąmonėje įsirašo tą informaciją ir vis tiek jisai atsiradus tam tikrai situacijai, tie žodžiai jam išplauks. Taip, iš tiesų, kitas dalykas, apie kurį labai svarbu paminėti, tai yra būtent santykiai po gimdymų. Santykiai po gimdymų jie irgi keičiasi ir keičiasi santykis į mūsų vyrą, nes pas mus atsiranda naujas meilės objektas pas moterį ir tai yra ne tik tai psichologinė prasme, bet aišku struktūrinė, nes dubens dugnas tikrai gauna labai didelę apkrovą nėštumo metu išnešioti arba atlaikyti tą svorį, kuris, sakykime, jeigu imtumėm tą europinį standartą 3 kg 6-8
ar ne, o daugiau ir gali būti ir mažiau, plus vaisiaus vandenys, plus placentos svoris, plus gimda, plus aplink intraudininiai skysčiai, kurie kaupėsi nėštumo metu, kaip irgi vėlgi kaip atsarginis momentas, o jeigu aš negausiu skysčių. Ir tas dubens dugnas labai dažnai būna ir pertempiamas, ir nualinamas. Ačiū Dievui, sėkmingas gimdymas be kirpimo ir plyšimo, tai tas atsistatymas, gražinimas funkcijos tų raumenų, jisai grįžta pakankamai, sakykime, galbūt žodžis lengvai netinka, bet fiziologiškai. Bet jeigu mes turėjom traumatizmą gimdymo metu, plyšimas, kirpta tarpvietė, tai aš kiekvienai moteriai sakau, kad visada žinokit, jūs turite apsilankyti pas kineziterapeutą, kuris dirba su dubens dugnu, jisai turėtų įvertinti būklę, jis turėtų įvertinti jūsų funkcinį dubens, sakykime taip, situaciją, nes toliau tai eis vėlgi lygiai taip pačiai sumuosis, nes su amžiumi, su hormonais, keisis dar labiau ir jeigu jauna moteris įvardina, kad aš turiu kažkokio šlapimo nelaikymo problemas, epizodinės, manęs kol kas jos nevargina, aš galiu prisitaikyti, tai tos problemos su amžiumi labai ryškiai didės. Tai vat toksai dalykas. Daug turiu moterų, kada po kirptų plyšusių tarpviečių, kada pasikeičia struktūriškai dubens dugnas, pasikeičia makštis, atsiranda skausmingi lytiniai santykiai tam tikrose padėtyse ir va tada jau dirbam tiesiog manualiai atpalaiduojant saugas, nes po kiekvieno plyšimo, po kiekvienos kirptos tarpvietės visada atsiranda saugos, visada atsiranda tokie vadinami, kaip aš dažnai moterims sakau, va susiplėšėt jūs rūbą, jūs niekada jo nesusisiūsite taip, kad jūs nejaustumėt jokios raukšlės tempimo, nes tiesiog taip neįmanoma. Lygiai tas pats organizme. Audinį taip susiūti negyvą yra daug paprasčiau negu gyvą, kuriame cirkuliuoja limfa, cirkuliuoja intraudininis skystis, kraujas. Ta nėra taip paprasta susiūti ir nėra taip paprasta sugyti, dėl to būtina terapeuto kažkokią tai invaziją įvertinti ir jeigu tik tai atsiranda, sakykime, kažkokios tai disfunkcijos iš karto kreiptis. Ir aišku, psichologinis momentas. Iš tiesų vyrai labai patiria didelę traumą, mes kartais sakom taip, moterim reikia po gimdymo rūpintis moterim, rūpintis naujagimiu kūdikiu. Vyrai lygiai taip pačiai patiria labai didelę traumą šitoj vietoj, nes irgi atsiranda pašalinis asmuo, kuris atėmė iš manęs tą, ką aš, galbūt mylėjau, svajojau, ar gal tiesiog taip, jeigu mes kalbam apie tuos santykius, kurie iš tiesų turėtų būti tarp vyro ir moters. Tai čia reikia irgi labai didelio darbo ir labai didelio kalbėjimo ir vėlgi mūsų niekas nemokino būti vyru ir žmona. Tai iš visų, sakykime, seminarų, visų tokių informacijų, kurias tu, Jurgita, kuri ir domiesi ir dirbi tais klausimais, jos yra labai svarbios tiesiog žinoti, kad atsiranda naujas statusas šeimoje ir persimokinti būti vyru, žmona, mama ir tėčiu reikalauja irgi labai daug pastangų ir žinių, o tai lemia irgi lytinį gyvenimą. Vėlgi tas pats moters 100% atsidavimas naujagimiui, jis nėra teisingas dalykas, reiškia, ta moteris neturėjo to, ko tikėjosi iš vyro neturėdama vaikų. Tai yra dėmesio arba švelnumo arba artumo ir jinai tą dėmesį, švelnumą, artumą demonstruoja iš savo naujagimio, kuris jai šypsosi, kuris žindžia jos krūtį, teikia jai tuo metu malonumą ir iš tiesų tie pirmi metai po gimdymo dažnai sutrikdo santykius dėl to, kad neatsistato tie patys santykiai, lytiniai santykiai, kurie buvo iki vaikui gimstant. Nes labai dažnai moteris pamiršta, kad visų pirma jinai yra moteris, tada jinai yra žmona, tada jinai yra mama, o tik toliau ten yra darbuotoja ir visos kitos funkcijos ir pareigos eina jos gyvenime. Tai daugelis, labai gerai, kad mes palietėm tą temą, nes daugelis tiesiog supranta, kai puolai tą motinystę, kaip pasakau, žinai, visas stačia galva. Ir tada tas vyras tada pradeda dairytis, ar jis čia reikalingas tuose namuose, ir jis jau nebereikalingas, nes jo niekas taiga nebelaukia. Ne? Aš suprantu, kad moteriai yra didelis pokytis, ne? Nes jis taiga iš žmonos tapo mama.
Aš atsimenu save toj būsenoj, tai tikrai manęs nieks nemokė, kad tai yra tokia transformacija ir kad aš staiga negaliu nei eiti į dušą, nei valgyti, ko noriu, nei daryti, ką noriu, staiga čia kažkas reguliuoja mano visą gyvenimą ir aš nieko nebesuprantu. Bet va čia iš tikrųjų, kai mes žinome, kad visų pirma aš esu moteris, tada aš esu žmona, tada aš esu mama ir tada jau eina visos kitos mano pareigos. Tai tada mums yra tiesiog paprasta, nes aš žinau, kurioje vietoje aš turiu ką prioritizuoti. Tai ir kalbant ir vėl sugrįžtant į tą dubens dugną, žinau, kad moteris ne tik tai, kad turi problemų su tuo pasmukusiu, ne, arba tai silpnais dubens dugno raumenėmis, bet lygiai taip pačiai po gimdymo ypatingai jie gali ir pakilti, teisingai. Ir irgi turi tą diskomfortą lytinių santykių metu, kada vat, po gimdymo jinai vėl pradeda tą lytinį gyvenimą ir jinai nebejaučia to malonumo, kurį jinai jautė prieš tai. Taip, iš tiesų, ir tai jau yra dubens dugno reabilitacija, jeigu mes taip bendraja prasme galim kalbėti. Tai reabilitacija pirmiausia, aišku, po nėštumų ir gimdymo, taip. Labai dažnai aš kartais pamatau moterų veidus, kai jos manęs paklausia, kokius pratimus man daryti, kada yra nusilpęs dubens dugnas. Aš sakau, nėra geresnių pratimų kaip lytinis gyvenimas. Nes tai yra, iš tiesų taip yra, nes tai yra struktūriškai mes dirginam receptorius lytinių santykių metu ir tokiu būdu mes stimuliuojam tų raumenų susitraukimą. Tai yra iš tiesų pats efektyviausias pratimas aktyvinti dubens dugną, tai yra lytiniai santykiai. Po to yra Kegelio pratimai, po to yra taip vadinami tokie Tansbergerio pratimai, kurie įjungia funkcinius ryšius pilvo, nugaros, kvėpuojamosios diafragmos. Turbūt mums niekas per daug neakcentavo, kad dubens dugno raumenys įsipina į pilvo. Reiškiasi nuo to, kokia yra pilvo siena, koks yra pilvo sienos aktyvumas ir tonusas, priklauso ir mūsų dubens dugno raumenynas. Nuo to, kaip mes kvėpuojam, priklauso nuo to, kaip reaguos dubens dugnas ir jisai netgi ir, kai kartais vėlgi taip pat šiai matau nustebusias akis, kaip man sako, nu duokit man čia dabar dubens dugno lavinimo pratimų. Tu įvertini, pamatai, kad tai yra sąsaja su kvėpavimu ir tu sakai, jūs dabar 2-3 mėnesius turėsite taip kvėpuoti, sako, palauk, o prie ko čia dubens dugnas? Tai va čia dubens dugnas tame tarpe yra labai svarbus, nes diafragma ir dubens dugno diafragma jos įsidėšia lygiai grečiai ir viena kitą įtakoja. Kvėpuojamoji diafragma yra vadinama tokia motinėlė diafragma. Mes turim 7 kūne diafragmas, kurios viena su kita yra susiję netiesiogiai, bet slėgis, kuris ne kvėpavimo metu įtakoja visų kitų diafragmų įsijungimą kaip atsaką, kaip, sakykime, reakcija į slėgių kitimą. Tai dubens dugnas yra antrasis, tiksliau pirmoji diafragma reaguojanti į mūsų kvėpuojamą diafragmą, kaip jisai keičiasi ir kvėpavimo pratimai, teisingi kvėpavimo diafragminiai pratimai yra irgi labai svarbus dubens dugno aktyvavimui. Taip, jie lygiai taip pačiai kaip ir visi kiti raumenys, kuriuos mes arba lavinam, arba nelavinam, jie turi įtakos funkcionalumui, tonusui. Dėl to, jeigu mes neskiriam dėmesio dubens dugno raumenynui, dubens dugno raumenynas, kaip ir visi kiti raumenys, jie silpsta. Dar manau, kad labai svarbu paminėti apie priemonės, kurias mes galim dar naudoti, stiprinant dubens dugną. Ir tai iš tiesų pasaulyje daug kur egzistuoja, gal ne visi kineziterapeutai dirba arba ne visi specializuojasi tame. Yra daug pagalbinių priemonių, tokių mechaninių priemonių, kaip pavyzdžiui Kegelio spaustukai arba Kegelio ten, sakykime, rutuliukai arba Kegelio tam tikri kamuoliukai, kuriais įsikišus į makštį juos galima treniruoti. Nefrito kiaušinis, kuris irgi labai daug kur paplitęs ir apie jį kalba kaip apie vieną iš, sakykime, efektyvių būdų treniravimo. Tu turbūt pati, Jurgita, minėjai ir apie kėdę, kurią, ar ne, stimuliacijos aparatus. Taip, stimuliacijos aparatus, kurie irgi taip pačiai turi įtakos dubens dugno arba atstatinėja dubens dugną. Daug priemonių, bet aš visą laiką sakau, tai yra pagalbinės priemonės. Pirmiausia, mums reikėtų žiūrėti,
kaip funkciškai mes tą galim natūraliai funkciškai aktyvuoti ir tik tai tada, kada yra ten, pavyzdžiui, inervacijos sutrikimai dėl to, kad buvo plyšusi kirpta tarpvietė, dėl to, kad ten, sakykime, kryžkaulis pakeitė padėtį arba stuburgalis po gimdymo, tada reikalingos tam tikros priemonės. Tai vat šitie metodai jie irgi yra efektyvūs kaip kompleksinis gydymas, viskas tvarkoja, bet aš visada esu pirmiausia už natūralumą, už funkcionalumą, taip kaip sukūrus mus gamta ir mūsų smegenų neapgausi. Realiai tu taip gali duoti išorinius stimulus, tu gali treniruoti, bet vėlgi net ir tada, kada mes susigalvojam, nes tai tikrai ta tema yra intimi ir daug kas iš vis nekalba, arba daug kas neturi problemų, arba tu testuoji dubens dugną ir tu matai, kad jinai mažiausiai turėtų ne tik tai, kad jausti tempimo jausmą mažajame dubenyje, šlapinimosi sutrikimus, kostint, čiaudint, bet ir net ir padėties pasikeitimus dubenyje, kai tu jos klausinai, sako, ne, aš neturiu problemų. Nes tu realiai testuodamas jau matai ir tada tu ją pradedi iš toli užduoti klausimus, kada jinai, aš jas tada sakau, gerai, padarom vieną testą, padarykit tą, net nežinau kaip lietuviškai tas jumping jackas vadinamas, kur su kryžiuotom kojom padarykit, arba, o kaip jum šokinėt ant batuto, sako, aš negaliu šito daryti, nes aš turiu šlapimą, atsiranda man šlapimo nelaikymai, bet aš galiu to nedaryti ir aš to neturėsiu. Tai jeigu mes tokiu būdu atsisakysim kažko dėl kažko, tai nors tą norim daryti, tai mūsų centrinė nervų sistema irgi pradės toliau daug kur dar riboti. Mesgi žinom tą, ar ne, smegenų, kaip sakoma, jeigu tu vienoje vietoje kažkur paribojai, tai smegenys pradės kitų ieškoti vietų, kur lygiai taip pačiai pradės riboti. Tai vat šitoj vietoje daug moterų nenori apie tai kalbėti, kaip gėda. Bet žiūrėk, pasakyk, Brigita, kodėl? Kokia yra priežastis? Nežinau, tai yra turbūt nedrįsta apie tai kalbėti. Tai yra turbūt, sakykime, jeigu dabar šiai dienai žiūrint, aš kalbu su moterim, kuriuom yra 30 plus, jos daug paprasčiau kalba negu su moterim, kuriuom yra 60 ir plus. Aš pati savo kartą prisimenu, mes lygiai taip pačiai apie intymumą niekas nekalbėjom taip drąsiai ir atsitiktinai pas savo tėvus radus Zalyčio knygą, ar ne, šią slaptą skaičiau Meilės vardu ir ten pamačiau ir penį, ir moteriškus lytinius organus ir man buvo šokas iš tiesų, nes tai buvo tabu, tai buvo nekalbama. Dabar to prieinamumo yra daugiau ir jau jaunimas visai kitaip informaciją priema. Aš labai džiaugiuosi, kaip ateina moteris, aš klausiu, kokios problemos, jis sako, aš neturiu problemų, aš noriu profilaktiškai, nes aš ruošiuosi pastoti ir aš žinau, kad dubens dugnui tenka labai didelis krūvis, arba bijau, kad neplyščiau gimdymo metu, arba ką man daryti, kad nekirptų tarpvietės gimdymo metu. Ir tada labai tu džiaugiuosi tokiam pacientėm, nes tai yra labai sąmoningas, sakykime, procesas. Dabar tu man pasakyk dar kitą dalyką, ne? Moteris, pavyzdžiui, nejaučia malonumo lytinių santykių metu. Ir ką labai dažnai aš girdžiu iš savo pacienčių, ar savo klienčių, kurios pas mane ateina, jos, su savo vyru ten viskas blogai ir ką jos tada daro? Tada ieško iš šalies, kas joms suteiks malonumą. Jos vietą pasimeta arba užsinarplioja dar kitą kažkokį voratinklį, iš kurio išeiti yra dar sudėtingiau. Kaip mes ir kalbėjom, viskas mūsų yra galvose. Jeigu mes turimoje situacijoje sprendimo būdą ieškom keisdami situaciją ir jos neišnagrinėja kas, kur ir kodėl, tai yra vienas. Aišku, mes visada norėdami kažkokio tai, sakykime, pasitenkinimo arba įvertinimo, arba iš vyriškos pusės gaunam tai, ko namie teikia vyras, mes, aišku, visada išsiskiria hormonai. Ir tie hormonai mums sukelia tą susižavėjimą tuo vyru, nesvarbu, kad tai yra tik tai, kaip aš kartais vadinu, tik iškirpta viena gyvenimo epizodinė dalis, kurį mes matom va čia ir dabar, ir mes matom daugelį savo draugių vyrų pranašumus, ar ne, negu trūkumus, o savo daugiau matom minusus.
Ir va čia yra mūsų turbūt moteriška psichologija ir tokiu būdu, aišku, aš atsiduodu tam vyrui, kuris tuo metu man pažėrė komplimentų arba padovanojo gėlių, to, ko aš niekada nesulaukiu, sakykime, iš savo vyro. Ir tada jau mano psichika pasileidžia, susikuria to, ko aš noriu, vaizduoti, o tai ir yra pagrindinis dalykas, užsikuria viskas, užsikuria hormonai, užsikuria visas tas ir tada mes kaltinam vyrą, nes jis manęs nesugeba taip patenkinti. Bet vėlgi, tai dar kartą sakau, tai nėra vyro, sakykime, taip 100% atsakas. Aš nesakau, kad šiuo atveju vyrui nepriskiriam jokios ar ne funkcijos, bet didelė dalis yra mumyse, moteryse, o jeigu bendraja prasme, tai yra kalbėjimas mūsų abiejų. Taip, mes atsinešam iš savo šeimos visi skirtingus modelius. Ir aš ir savo sūnui aiškinu, ir vis daug jaunimo aiškinu, studentam aiškinu, kad į bažnyčią arba į santuokos rūmus įeina 2 šeimos, išeina 3 šeimos. Ir mes tą 3 šeimą kurdami turim, tu atsineši kažką iš savo šeimos, aš atsinešu iš savo. Ir lygiai tą patį požiūrį į lytinį gyvenimą mes atsinešam ir turėtumėm jį padaryti tokį bendrą kaip mūsų. Ne taip, kaip aš mačiau, arba kaip kalbėjo mama, arba ne taip, kaip mane mokė tėvas, sakykime, ir bus taip, o ne kitaip. Ir va čia tada nebus mes. Čia tada būsiu aš ir kitas aš. Tai va to mes kūrimas. Ir aš turėjau vieną tokį labai klinikinį atvejį savo darbe, iš tiesų tokį labai niekada net negalėčiau pagalvoti, kad taip gali įtakoti moters psichiką, bet žodžiu situacija buvo, kad kreipėsi moteris pas mane su problema vulvonija. Vulvonija yra lytinių organų tarpvietės labai didelis skausmas ir ne tik tai lytinių santykių metu, bet net ir liečiantis apatiniam trikotažui, judant, sėdint ten, kur, sakykime, prausiantis, liečiantis. Aš bandžiau tą problemą spręsti. Aš aišku pirmiausiai vertinau, kas mano kaip kineziterapeutės kompetencijai priklauso, tai yra struktūriškai įvertinti dubens dugnus. Aš jį radau labai spazmuotą. Labai dažnai spazmuotas dubens dugnas yra susijęs su psichoemocinė būklė moters, bet ne su kažkokiu tai perpompuotu raumeniu, ką dažnai gali matyti ten 2-galviuose, 4-galviuose, ar ne, tuos kultūristus, kurie ten perkočioja ir spazmuoti tie raumenys. Mes tų raumenų tokiu būdu negalim, nors paskui papasakosiu kitą atvejį. Tai ir aš radau labai spazmuotus raumenis. Ir aš jos klausiu, koks lytinis gyvenimas, jis sako, aš neturiu lytinio gyvenimo, nes man tiesiog skauda, aš nusipraust negaliu, aš negaliu užsidėti apatinių trikotažo kelnaičių, nes man viskas, kas liečiasi, man sukelia patį baisiausią, kaip danties atviro nervo, įsivaizduokit tokį gyvenimą, 24. Ir aš pradėjau nagrinėti, labai daug lindau į psichokineziologiją, daug ieškojau momentų, aš vis gaudavau tokį, kadangi moteris buvo pati gydytoja ir psichiatrė gydytoja, rezidentė tuo metu, ir aš sakau, jūs išbandėt absoliučiai viską, nes jinai man pristatė, kokį jinai gydymą gavus, kiek tai metų trunka, ir aš sakau, pabandom šitą variantą, nors jinai labai skeptiškai tai žiūrėjo. Aš pradėjau kalbėti ir jos klausti, gal jūs matėt, gal jūs užtikot mažytę būdama savo tėvus santykiaujant, ką irgi labai tėvai turėtų žinoti, nes tai vaikam yra labai svarbus ir labai didelis traumatizmo vizualinis aspektas. Dėl to šitoj vietoj turim būti labai, labai apsidraudę. Tai bet šitas, jinai neatmetė, tai aš gal jos pradėjau klausinėti, gal jūsų pirmi lytiniai santykiai kažkokie buvo labai tokie, dramatiški, jūs ten išprievartavo, ne, jinai atmetė. Pati istorija, kalbant ir labai daug traukiant iš jos, buvo tai, kad jinai būdama paauglė prisiminė, kaip mama mušė brolį, virvute mušė brolį, kai jisai naktį grįžo nenakvojęs namie, grįžo ryte namie. Ir ta mama, visas moteris, ne tik tai jo tą draugę, nes kai paklausė, kur tu buvai, jis tai pasakė, kad ten pas draugę, nors tam broliui buvo ar 18 metų, kad kažkas tai tokio dar visai nelabai tokio atrodo baisaus, ar ne, pagal amžių. Jinai rėkdama, mušdama jį, tą
jeigu aš galiu taip į eterį keiktis, jinai ten ta bledė, ta kurva, ta prostitutė, ta ištvirkelė, ta taip ir pasirodo, jinai taip vadino visas moteris. Ir jos visa somatika prasidėjo po pirmų lytinių santykių, nors lytiniai santykiai jos buvo išpuoselėti, jie buvo vyras jau su žmona, būdami universiteto studentais. Ir po pirmų lytinių santykių psichosomatika iškėlė į paviršių tai, ką jinai toliau gyveno jau 6 metus, neišspręsdama nei psichologiją, nei psichoterapiją, nei psichiatriniais vaistais, nei ginekologiniam procedūrom ir visais kitais dalykais. Tai vat toksai dalykas. Kita turėjau jauną vyruką, kuris tikrai turėjo labai ryškų spazmuotą dubens dugną, kuris pradėjo prisiskaitęs apie erekciją, pradėjo daryti dubens dugno raumenis, kaip jis ten suprato, kaip išmoko, aišku, forsavo tos dubens dugno raumenis maksimaliai per dieną tam, kad suaktyvinti, aišku, tai irgi buvo hipertrofuota jo reakcija ir vietoj to, kad tie raumenys įgautų normalų tonusą, jie tiesiog spazmavosi, bet tas spazmas įvyko ne tik tai dėl to, kad tai buvo treniruoti raumenų, bet plus dar ir dėl to, kad tai buvo psichologinis, sakykime, momentas, aspektas, nes jisai laikė save nevykėliu, aplinka iš jo tyčiojosi ir jis tokiu būdu bandė save formuoti kaip vyrą, darydamas Kegelio pratimus ir tai iš tiesų gavosi hiperspazmas raumenų, hipertrofuoti raumenys, kurie toliau sutrikdė ir šlapinimą, sutrikdė ir sėklos įsiskyrimą ir tą problemą mes įsprendėm, aišku, dėl to net ir naudojant priemonės, aš visada sakau moterim pasitarkit, nes tie nefrito kiaušiniai, kurie, pavyzdžiui, jie yra vieno dydžio, vieno svorio, juos reikėtų ieškoti pagal tai, kaip įvertinti, arba vėlgi, parsisiunčia moterys, tai ką, jau šiandien pradėsiu stiprinti dubens dugnus ir visą dieną įsidėjus tą nefrito kiaušinį vaikšto, kas gaunasi po pusės dienos arba net ir po dienos, tiesiog raumenų spazmas, nes raumenų perkrova, kurį centrinė nervų sistema spazmuoja tam, kad apsaugotų nuo hipertreniruotumų. Dar Brigita, žinai, kurią momentą, dar labai svarbu, kas irgi moteris dažniausiai nesupranta, kad tie lytiniai santykiai, ypatingai jaunom merginom, kurios klausys šitą podcastą, jos galvoja, kad čia yra, žinai, kaip sportas. Atėjau čia su kažkokiu vienu, pasimylėjau, su kitu pasimylėjau ir jos galvoja, kad tai neturi jokio energetiškai, kad jinai netiduoda tos energijos, kuri iš tikrųjų yra pas ją, tam vyrui ir tas vyras lygiai taip pačiai netiduoda energijos jai, jinai galvoja, kad čia, kaip džymą, žinai, atėjau, atidirbau ir einu toliau malonumą pasiėmus. Bet kas lieka toliau, kas vyksta toliau, papasakok, prašau. Merginos turėtų žinoti, kad moteris visada pakrauna vyrą. Tai yra, mes turėdami lytinius santykius, mes pamaitinam vyrą, reiškia, mes atiduodam savo energiją, vyras tą energiją toliau gyvena. Tai yra tik tai tas momentas, kada lytinių santykių metu moteris su vyru tampa lygūs. Iki to mes esam visiškai skirtingos būtybės. Lyginti save su vyru, tapatinti su vyru, reikalauti lygių teisių. Aš nekalbu apie tas teisės, kur ten yra balsavimo, visos kitos, ne apie tas tokias psichologinės teisės, kad aš viską galiu. Taip, mes žinom, kad mes viską galim, bet ne visada mums reikia, arba mes tą pasidarysim tada, kada mes neturėsim šalia aplinkui pagalbos. Dėl to pagalbos prašymas nėra silpnumo požymis, o tai yra labai geras moteriškumo, vadinkim taip, stimuliavimas savęs. Dėl to lengvai pamanipuliuoti, tas manipuliuoti neblogąją prasme, sakau tą žodį, mes turėtumėm prašydami pagalbos, parodydami vyrui, kad mes esam silpnesnės. Tiek fizinė prasme iš tiesų mes esam silpnesnės, tiek emocinė prasme mes esam silpnesnės, nes daug dažniau apsibliaunam ir tai yra labai moteriška ir normalu, dėl to gėdinti savo ašarų ne tik tai prieš save, bet ir kitus nereikėtų, nes tai yra tikrai moteriškumas, kai vyksta su bet kuo, bet kaip, arba kaip mes dažnai sakom just for fun, tai čia nėra fun. Tai yra, mes taip išbarstom save,
kad toliau klausimas, kaip mes galėsim pačios save susirinkti, nes niekas kitas, kaip mes pačios, negalėsim to pasidaryti. Tai va čia va yra labai momentai ir aš tikrai skatinu ir prašau, kad nerinkit skaičiaus vyrų santykių metu, nes mes nuo to tik tai atiduosim energiją, kurios pačios labai sunkiai ją pasikrausim. Tai va čia tie momentai yra tokie. Jo, čia yra labai labai svarbu ir labai džiaugiuosi, kad ir tai pabrėžiam. Tai, Brigita, aš labai dėkoju. Ta informacija tikrai yra aukso vertės ir aš tikiuosi ir labai noriu ir tai darau tik tai tam, kad kuo daugiau moterų apie tai išgirstų ir sužinotų ir, kaip aš sakau, būkim tos moterys ištirpusios malonume. Aš kaip sakau, visoj hormoniniai sistemoje oksitocinas, ane, tai yra malonumo hormonas, yra karalius. Tai, būkim ištirpę tą malonume ir tik tokiu būdu, kaip aš sakau, tik tokia moteris gali išgelbėti pasaulį. Tai ačiū tau už tai, kad tu pasidalinai tais visais tipsais, tais visom istorijom. Aš manau, kad tikrai daugeliu rezonuos, kad viena ir kita ras save tose istorijose. Aš sakau, mes labai atvirai tai darom vien tik tam, kad padėtumėm tom moterim suprasti arba suvokti, kad moteriškumas, meilė sau, malonumas, tai mes tam skirtos, mes dėl to čia atėjom, ne tam, kad įrodyti pasauliui, kad mes viską galim pačios, o tam, kad mes tiesiog, kai būsim tokios visos ištirpę, gražios ir moteriškos, aš visą laiką tavim labai žavėjausi nuo pirmos mūsų pažinties akimirkos, dėl to, kad tu man buvai visada moteriškumo pavyzdys ir kai tu pasužinai po to tik, kiek ta moteris titulų turi ir kiek jinai visko jau yra gyvenime dar ekstra pasiekus ir tu supranti, kad ir jinai vis tiek žiūri tokiom akim ir jinai vis tiek moka būti moteris, kur tas vyras eina ir sako, tai kaip aš tau galiu dar pasitarnauti. Tai tikrai labai Brigita tau dėkoju. Ačiū labai, o Jurgita, tu irgi žinai, kad aš abipusiai, aš lygiai taip pačiai tavim žavėjausi kaip moterim ir turbūt tas surezonavo tarpusavį. Ir aš skatinu būti emocionaliom, švelniom ir patraukliom, nes tik tai gamina tuos moteriškus hormonus, kurie mus gali puoselėti, mums nereikės tada plastinių operacijų, mums nereikės kremų, mums nereikės absoliučiai nieko kito, nes tiesiog patys hormonai darys tą. Tai ačiū labai, bučiuoju viską. Aš visą laiką irgi sakau, žiūrėkit, moteris, kuri patyrus malonumą, jinai tiesiog įspindi. Tai ir labai gerai, kaip reziumė sakau šito viso podcasto mūsų, nieks neatsakingas už to malonumą, kurį mes patirsim, tik mes. Tai prisimkim atsakomybę ir darykim tai iš tikrųjų iš viso širdies ir tada viskas gausim. O ačiū tau, Brigita, kad tu pasidalinai visais tipsais ir tikrai kreipkitės, jeigu yra problema, reikia kreiptis ir ją spręsti, o ne ieškoti iš šalies, kas kitas gali tau kažkaip išspręsti. Tai šitoj vietoj specialistai gali išspręsti, bet ne kitas vyras gali išspręsti teisingai. O su tuo pačiu vyru tikrai galima patirti labai daug. Tūkstančius malonumų. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Gero klausymo viso.